Fariziejus nelaukia Dievo gailestingumo ir netrokšta susitikimo su jo mylinčia širdimi. Jis ieško atlygio, kuris jo manimu jam teisėtai priklauso. Jo vidinė laikysena tai aiškiai išduoda. Jis nesimeldžia, nežiūri į Dievą ir nieko iš jo neprašo. Visas jo dėmesys, kaip matome, yra nukreiptas į save patį. Jis lygina su kitais save, jisai griežtai juos, kitus teisia ir be gailesčio juos vertina. Nors jo žodžiai prasideda: Dieve, dėkoju tau. Iš tiesų jo kalboje nėra nė lašelio tikros maldos. Šie žodžiai nedėkingumas, o bandymas įtikinti Dievą ir save patį savo pranašumu ir taip vadinamu teisumu. Nors jis stovi Dievo akivaizdoje, kūnu vis vien lieka užsidarę savyje, žvelgia į kitus iš aukšto, menkina juos ir nori pasirodyti geresnis. Kai mes ateiname į pokalbį su Dievu, atminkime vieną dalyką, svarbiausią dalyką, tą tikrąjį ryšį ir nuolankų santykį su juo. Nereikia Dievui nieko įrodinėti, jis jau pažįsta tavo širdį. Užtenka stoti jo akivaizdon tiesoje, pripažinti savo trapumą ir atvirai kalbėtis, nežvelgiant į kitą žmogų ir nelyginant save su kitais, bet su atvira širdimi atsistot priešais Dievą. Ir tada jo akivaizdoje atrasi tą širdies ramybę, kurios taip trokšta tavoji širdis. Palaimintos tau dienos.